Iš Evangelijos pagal Morkų. Dvasia Jėzų paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje 40 dienų ir buvo šėtono gundomas. Buvo kartu su žvėrėmis ir angelai jam tarnavo. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną. Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Mums labai aišku, kad 40 dienų čia turi didelę simbolinę reikšmę. Viena aišku iš Senojo įstatymo, kad Dievo tauta 40 metų praleido dykumoje, ieškodama, siekdama pasiekti pažadėtąją žemę. Ir Jėzus 40 dienų pagal Evangeliją praleido dykumoje, susitelkęs prieš savo didį uždavinį skelbti gerąją naujieną, kaip mes ką tik girdėjome. Pasitraukti į dykumą yra tam tikras įtyrus, yra kaip ir laisvės ženklas, arba esi laisvas, nėra žmonių, nėra visokių kitų triukšmų ir taip toliau. Bet iš kitos pusės dykuma yra pavojingas dalykas arba iššūkis, kadangi dykumoje žmogus gali likti alkanas, trokšti, pasiklysti tarp tų visų kopų ir visų kitų gamtos reiškinių. Kaip ir Jėzus, aišku, buvo po to viso laiko alkanas, kaip mes kitoj Evangelijoje girdime. Ir mūsų gyvenimo uždavinys yra kaip ir Jėzaus dykumoje pilnai atsisukti į Viešpatį ir ne savo pastangų dėka, bet Dievo malonės. Tai per 40 gavėnios dienų mes stengiamės truputėlį žvelgti į kitus žmonės ir žvelgti į savo širdį kitų žmonių ir Dievo akivaizdoje, pasinaudoti tomis dienomis, įsigilinti labiau į krikšto reikšmę. Už tai ir sakome, kas gerai žinome, kad dykumoje žmogus trokšta ir vanduo yra didžiausias turtas. Tai tas vanduo, krikšto vanduo yra, kas mus sujungia su Kristumi ir su bažnyčia. Mes tampam nariai ne tik tą dieną, bet visam savo gyvenimui. Mes girdėjom ir šios dienos pirmajam skaitinį apie Nojų, kur tas per didelį tvaną Dievas išgelbėjo ir pažadėjo niekad žmonijos nebausti. Tai kai mes žiūrim į save ir gal į savo silpnumą ir nuodėmingumą, mes suprantame, kad Dievo noras yra gydyti, o ne bausti ar kaip nors kaltinti. Tai vėl ta gavėnios malonė yra atsiversti, atsisukti vis labiau į Viešpatį ir tikėti Evangeliją. O tikėti Evangeliją reiškia nesusidėti į galvą, bet gyventi kaip Jėzus mus moko, sekti Jėzaus pėdomis, artimo meilės tarnybą, gailestingumu, taikdarystę, tyra širdimi, kovoti už teisingumą, užstoti skriaudžiamus, būti šalia tų, kurie vargsta ir kenčia. Čia yra būdas, kaip mes įtikim Evangeliją. Ir tai yra vėl Dievo dovana, o ne tik mūsų sumanymas. Ir kuo sąmoningiau mes Velykom ruošiamės, Velyknaktį ar Velykų dieną, atnaujinti krikšto pažadus, taip kaip kiti ruošiasi krikštui, tuo mes gyvensime kaip tokie Kristaus sekėjai moderniais laikais, kurie ne tik bažnyčioje ir namie, bet ir darbe, mokykloje, visuomenėje, gatvėje, troleibuse, parduotuvėje, kur mes bebūtume, stengtumės atspindėti tas Jėzaus vertybės, kurios, aišku, išreiškiamos palaiminimuose, kaip jau minėta, ir kurios veda į tikrą džiaugsmą sudėtingam moderniam pasauliui.